Gerbiama ministrė, jūsų sprendimu buvo pailgintos apmokamos motinystės tėvystės atostogos iki vaikui sueis 2 metai. Kai kas jau pradėjo kritikuoti, kad tai ilgiausiai mokamos vaiko priežiūros atostogos pasaulyje. Ar praėjus kuriam laikui neabejojate savo sprendimu? Ne, žinote, iš tikrųjų tai buvo labai geras mūsų vyriausybės sprendimas ir labai palankiai sutiktas Seime sprendimas, nes tikrai visi buvo vieningi, suprasdami, kad Lietuvai reikia turėti kaip galint daugiau vaikų. Todėl, kad Lietuva yra maža valstybė, drąsi valstybė, bet iš tikrųjų Lietuvos pats brangiausias turtas yra žmogus, yra jo žmonės. Ir todėl šitas sprendimas, kad iki metų laiko vaikui, kol sueis, mokam iš sodros su biudžeto 100% atlyginimą, iki 2 metų 85% atlyginimų, iš tikrųjų turėtų paskatinti gimstamumą. Ir vis daugiau vaikų gimtų, vis daugiau gandrų į Lietuvą atskristų, kaip juokauju. Tai, žinot, iš tikrųjų praėjo pusmetis ir mes galim jau vertinti rezultatus. Galiu pasakyti, kad pagal turimus duomenis per pusę metų Lietuvoje gimė maždaug 16 600 vaikų, artėjame prie 17 000 per pusmetį, o tai beveik 1000 daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Vadinasi, rezultatai akivaizdus ir iš tiesų, galvojant apie demografinę situaciją, apie senėjimo problemas, mes pirmenybę turim teikti vaikam, kad kuo daugiau šeimų pasiryžtų, suvokdami geras jiems tinkamas sąlygas ir gimdytų vaikus. Žinoma, šalia to noriu pasakyti, kad mūsų socialdemokratų programoje yra labai geras siekis ir dėl to, kad vis tik tai, kai vaikui sueina 2 metai, dar galima arba tėtis pasikeisdami auginti vaiką ir iki 3 metų darbo vieta išsaugoma. Tačiau kas toliau, yra labai svarbu, kad, kaip mes ir sakom savo programoje, kad kaip galint labiau būtų išplėsta infrastruktūra vaikų darželių. Nes iš tiesų yra nenormalu, kada reikia laukti metus, 2 ar 3, ar dar, kaip sakant, negimus vaikui jau užsirašyti į eilę, kad paauginus vaikelį namuose, jis galėtų toliau lankyti darželį iki mokyklinę įstaigą. Taigi tai irgi yra mūsų prioritetas ir aš tikiuosi, kad kiekvienais metais svarstant biudžetą tiek valstybės, tiek savivaldybių mes turėsime rimtą valstybinę programą ir atsiras kokybiškas, geras paslaugas teikiantis visoje Lietuvoje vaikų darželį. Ir tada mes galėsim pasakyti, kad suderinom ir iki 2 arba 3 metų vaikas gauna išmokas iki 2 metų iš sodros, iki 3 metų jam darbo vieta išsaugoma tėvam, vėliau vaikas gauna kokybiškas paslaugas darželiuose, o dar toliau mums yra labai svarbu, kad darbo aplinka būtų draugiška šeimai. Tai yra mūsų siekis, kad būtų lankstus grafikai, kad būtų įvertinta ir mama, ir tėtis, kurie augina mažamečius vaikus, kad būtų jiems tinkamos sąlygos sudarytos ir darbo vietoj. Visą tai mes, būdami kartu ir vieningi, turim tikrai pasiekti, nes tai yra akivaizdus rūpestis mūsų pagrindinių turtų, tai yra žmonių.